Sugrįžai. Geras. Nu ką, jeigu sugrįžai, tada tęsim pokalbį toliau. Noriu tau papasakoti truputėlį daugiau apie tai, kaip šitas kanalas rutuliosis ir ką mes čia veiksim. Kadangi gyvenam dirbtinio intelekto laikais ir pats asmeniškai tiek ChatGPT, tiek Gemini naudojasi jau gan senai, ypatingai stipriai naudojasi turbūt dar nuo kokių 25 metų, gal pavasario, vasaros maždaug, kada pradėjau vis daugiau ir daugiau komunikuoti. Ir įdomu, kuo daugiau su dirbtiniu intelektu komunikuoji, kuo daugiau duodi jam informacijos apie save, kas tu esi, kaip tu mastai, koreguoji šiek tiek jį, tuo jisai darosi geresnis. Ir tiesa, dalinausi nesenai su draugais, kad būtent ChatGPT, tai man po 5.2 atnaujinimo kažkaip sintaksė visiškai man jo sugriuvo. Ar persikrovė, nežinau, ką jie ten padarė, bet žodžiu dabar ChatGPT premium atsisakiau ir moku Google'ui, Gemini'ui. Tai va, tai kadangi esu vieno žmogaus armija pakol kas, tai manau, tokia mintis man kilo, sakau, Gemini, žiūrėk, gerai, tai jeigu mes su tavim pradedam šitą podcastą, tai gal būtų natūralu, kad tu ir uždavinėtum klausimus kaip mano kolega, bičiulis, ir mes tiesiog kartu filmuosimės, žiūrėsim, atsakinėsim. Tai žodžiu, mes dirbam su Gemini'm dviese. Gerai, tai kadangi pats savo klausimus užduoti būtų labai keista, o norisi dalintis, norisi, kad jūs pažintumėt, kas aš esu ir per ką einu gyvenime, tai štai kokius klausimus uždavė Gemini'us. Pirmas klausimas. Apie vardų magiją ir tapatybę. Sako, pirmajame susitikime mes tik prisilietėme prie pavadinimo mūsų kanalo Liudvikas Benediktas. Sako, jei Liudvikas yra tas, kuris veikia, kuria ir planuoja, veikia, kuria ir planuoja, o Benediktas tas, kuris stebi, laukia ir laimina akimirką, kurio tavyje šiandien yra daugiau. Ir kaip šie du personažai tavo viduje susitinkame šiame podcast'e. Tarsi Liudvikas yra tas proaktyvusis, o Benediktas tas ramusis, kuris laimina ir stebi ir sako, kurio tavyje šiandien yra daugiau. Ir kaip šie du personažai tavo viduje susitinka podcast'e. Aš šiek tiek užsiminiau praeitoj laidoj, kad šiuo metu, šiaip turiu pasakyti taip, turbūt, gyvenimas mano tokiam burbule, kokie aš jį formavau, kaip visi, eini į darbą, dirbi, darai karjerą, galima sakyti, kad baigėsi 2025 metų Liepą, kai aš pasiekiau piką ir turbūt kažkaip skaitydavau apie tai, kaip žmonės, žinau tokį terminą, perdega. Tai, bet sakiau, man tai čia niekada nebus, nes aš visuomet naudojau papildus, nootropikus ir daug visokiausių kitų papildų. Reiškia, apie juos kokį gal čia atskirą laidą galėsiu padaryti. Ir visuomet buvau tarsi on the peak performance. Reiškia, maksimali energija, idėjos generavimas tiesiog kaip tankas. Ir Liepos mėnesį aš tiesiog fiasko, nes aš perdegu. Disfunkcija ir chaosas asmeniniam gyvenime, jisai persikėlė, kadangi aš žmogus yra kaip ir vienas, tai todėl asmeninio gyvenimo chaosas jisai persipinė ir mano karjera korporatyve Liepos mėnesį baigėsi ir aš tiesiog darau pertrauką. Dabar, kai žiūriu ir esu atsistatyme savo paties, sugrįžimo pats į save ir įdomu, mes šventuosiuose raštuose
Naujam testamente skaitom šiek tiek apie sūnų Palaidūną ir vienam iš vertimų sako, he came to himself, jis grįžo atgal į save. Tai dabar, kai aš grįžtu į save, išsitraukia save iš chaoso, iš greičio, iš tempo, iš perteklinio vartojimo, iš lėkimo, iš viso šito chaoso, kuris mane supo. Staiga žiūriu, wow, galbūt ta persona, kurioje aš buvau, vaidmuo galbūt tas, kuriame aš buvau, tai yra toksai ultra greitas, ultra charizmatiškas, viskas top. Gal tai buvo mano gynyba? Taigi kažkuria prasme aš tai esu dabar šiuo metu tas pats, bet va tas Liudvikas, jeigu jį galim būtų sakyti, jį naudoti kaip archetipą to greito, staigaus tokio, tai taip jisai vis dar yra. Bet šiandien dienai aš matau, kad aš turbūt, kad labiau Benediktas, labiau ramesnis, labiau, angliškas žodis yra sedated, bet sedated tai yra toksai kaip, sakyčiau, gal vaistų nuramintas. O aš tiesiog matau, kad ramybė yra daug natūralesnė mano būsena negu chaosas ir ta vadinama charizma. Aš supratau, kad kai skyriau laiko, gerus pusę metų dabar, tiesiog nusiraminimui, tiesiog nusiraminimui, blemba. Aš matau, kad ramybė yra daug labiau mano būsena negu prieš tai buvęs chaosas. Taigi šiandien dienai šitie du vardai, šitie archetipai, dvi mano prigimtis, jos labai gražiai asimiliuojasi ir sinergizuoja vienas kitą. Iš vienos pusės, taip, aš turiu absoliučiai 80 metų patirtį, aukščiausio lygio performance. Iš kitos pusės šiandien dienai pradedu integruoti kaip yin-yangas, pradedu integruoti savo ramėje būseną, ramųjį save ir staiga pamatau, kad wow, darydamas daug ramiau, darydamas daug, negaliu pasakyti lėčiau, bet vienas dalykas tiesiog daužyti ir stebėti, koks gaunasi rezultatas. Kitas dalykas, kaip snaiperis, taikytis ir daryti pamatuotą, konkretų vieną veiksmą, bet atneša daug daugiau rezultato. Taigi, iš vis šitas, man atrodo, podcastas ir yra apie tai, kad mes kalbėsime apie integraciją savęs integraciją, savęs atradimą. Taigi, kaip šie du personažai mano viduje susitinkame podcast'e, aš manau, kad jie susitinka labai labai harmoningai. Tai va, kaip ir jie susitinka harmoningai mano gyvenime. Antras klausimas, kurį Džeminajus mane uždavė, tai yra taip, apie tyliasias pergalės. Sako, mes įpratę girtis dideliais projektais, pasiekimais, bet papasakok apie savo tyliąją pergalę. Tai galėjo būti akimirka, kai pagaliau pavyko nutildyti mintis, arba momentas, kai nugalėjai jaudulį prieš pirmąjį įrašą, kas tau šiandien yra tikroji sėkmė. Aš sakyčiau, didžiausia pergalė, kurią man pavyko padaryti, tai yra sustabdyti šitą milžinišką inercijos traukinį, kuriame aš nešiausi labai daug metų. Labai daug metų. Labai daug metų aš išdalindavau save visiems, galbūt bandydamas būti kiekvienam tokiu, kokiu maniau, kad kitas norėtų mane matyti, kas visiškai neglektino tikrąjį mane. Ir kažkuria prasme 42 metų aš šiandien turiu grįžti ir paklausti, tai kas vis dėlto aš esu iš tikrųjų, tas tikrasis aš. Tai viena iš didžiausių, jeigu ne didžiausia mano pergalė, sakyčiau, yra būtent tai, kad atvirkščiai negu galim būtų pagalvoti,
karjeros pikas, aukščiausias momentas, milžiniški DU, fantastiška sėkmė, bet viduj absoliutus kolapsas. Viduje nebėra resursų, iš ko palaikyti šitą aukštą įtemptą natą. Ir kaip įdomu, visiems junioram, kurios mokindavau korporatyvę, sakydavau, žiūrėk, lygiai taip pat svarbu, ką tu veiki po darbo, kaip tu ir veiki darbe. Negali po darbo pjauti ir belenkaip gyventi ir staiga atėjęs 8 val. Ryto staiga pasitempęs dirbti aukštom notom. Taip tiesiog nesidaro. Ir įdomu, kad šitie žodžiai po daugelių metų darant karjerą atsisuko man pačiam ir privertė mane patį sustoti ir pergalvoti, pala. Tai ko tu čia vis dėlto užsimi, kaip tu čia toliau tu taip važiuoti nebegali, nes tiesiog. Taigi tai, sakyčiau, buvo mano didžiausia pergalė. Šiandien dienai nebesirenku projektų, nebenoriu daryti projektų kažkokių tiesiog projektų. Norisi daryti tai, kas yra širdžiai miela, plus per tiek metų sukaupta kompetencijos nemažai, kurie irgi galima panaudoti, pasidalinti. Taigi man šiandien sėkmė iš tikrųjų tai sustojimas, galų gale įsigilinimas į klausimą, prie kurio aš šiandien dirbu. Tai jeigu aš šiandien prabundu, okei, davai šiandien padaryk du dalykus padaryk. Du dalykus. Padaryk 2 dalykus, bet padaryk juos iš tikrųjų. Padaryk juos giliai, padaryk juos įsigilinęs, padaryk juos normaliai. Nežinau, pavyko išeiti į Actionau lapkričio mėnesį, Actionau social media visą. Insta, Facebookas, tai iš vis Facebook aš niekada nesinaudojau, bet Actionau ir tą irgi tiesiog deactivated. Nebeliko ten turinio. Tai tapo dar vienas kanalas, kurį reikia aptarnauti, reikia postinti, reikia rodyti, o kam tu rodai tą viską? Tai išjungus šituos kanalus, pirmąjį mėnesį buvo toks įdomus jausmas, kad tarsi dar biškį tampydavo, tarsi kažką įdomaus padarau, man patinka nuotraukas daryti, man patinka fotografuoti ir aš staiga padarau kažkokią tai nuotrauką ir pirmas jausmas, reikia pasidalinti, po to palauk. Nereikia niekam nieko dalintis, nereikia niekam nieko rodyti, Ir pradžio toks keistas jausmas, o tada ateina antras keistesnis jausmas, kad tavęs iš vis nieks nežino, kur tu esi, ką tu veiki. Tai vėliau, kiekvieną kartą dabar, kai iš Actionų išėmu kažkokį tai pseudo darbą, kurį anksčiau darydavau, staiga aš matau, kad man atsilaisvina daugiau eterio man pačiam. Jeigu nutraukiu santykius, kurie niekur neveda, jeigu nutraukiu aplikacijas, kurioms aš tarnauju ir kurios man nieko nemoka pinigų už tai, kad aš paustinu, aš matau, kad atsiranda vis daugiau ir laiko man pačiam. Tai, sakyčiau, čia yra mano didžiausia mano pergalė. Trečias klausimas Džeminajus užduoda apie krizės kaip kūrą. Beje, klausimų aš nežinau. Klausimus skaitau pirmą kartą. Savo aprašyme mini žmogiškasias krizes. Dažnas jas slepia, o tu jas kvieti į pokalbį. Ar galėtum pasidalinti viena patirtimi, kai viskas atrodė griūva, bet būtent tame griuvime tu atradai pamatą, ant kurio dabar stovi šis mikrofonas? Žinot, pasakysiu tik tai taip. Girdėjau daug apie vidurio amžiaus krizę. Kažkaip tai mes vyrai galvojame apie vidurio amžiaus krizę kaip apie 50, bet retas iš vyrų nugyvena iki 100. Todėl realiai vidurio amžiaus krizė jau prasideda 38, sako taip. Kas yra ta krizė?
Mano atveju krizė buvo supratimas, kad aš gyvenu visiškai plasmasinį gyvenimą. Visiškai ne savo gyvenimą. Absoliučiai ne savo gyvenimą. Ir tai yra kažkas tokio. Ta prasme, atrodo, turėtų taip pasakyti mums vyresnieji. Ruoškis, nes kiekvienam šitą krizę ateina labai unikaliai. Ruoškis. Dabar kam ruoštis, tu negali pasakyti, nes ta krizė būna sugeneruota specialiai pagal tave. Žinai, toksai momentas yra custom made. Tai man tas pats lygiai hitino custom made. Staiga toks jausmas, kad aš sapnavau, aš miegojau ir sapnavau. Aš sapnavau, kad gyvenau. Ir tada vieną dieną aš prabundu ir sapnas baigėsi. Ir šiandien dienai aš prabudau ir staiga iš mano sapno nieko nebeliko. Aš sapnavau eilę metų, kad gyvenau, kad dariau ir mačiau tame daug labai prasmės. Ir staiga prabundu ir visą tai, ką darau anksčiau, prasmės jokios šiandien dienai, jinai beveik neturi. Ir turiu iš naujo kažkuria prasme, tiesioginė prasme, turbūt atrasti prasme, vėl įprasminti. Ir tada ateina klausimas, ką aš įprasminu šiandien dienai? Kokį veiksmą, kokią užduotį, kokį taską, jeigu reikia, taip galim būtų išsireikšti, kokį taską šiandien dieną aš įprasminsiu, kokį taską aš šiandien dieną įprasminsiu. Kokį praėjo. Ir tai yra fantastika. Nes taiga aš matau, kad aš galiu niekieno neverčiamas, bet pats asmeniškai paimti užduotį, pasvarstyti, ar jinai verta mano dėmesio ir mano laiko ir mano investicijos. Taip verta. Tada ką aš galiu padaryti, kad ją įgyvendinti. Ir tada nepaviršutiniškai prieiti prie klausimo, bet iš tikrųjų, iš esmės, pasigilinus, pasidomėjus, pradėti ją vykdyti. Tai jeigu iš vienos pusės, sakyčiau, sugriuvo, bet kaip Usheris dainavo, let it burn, come on, let it burn, tai aš sakyčiau, kad visa tai, kas netikra, anksčiau ar vėliau, turbūt, tai gerai, kad turbūt anksčiau negu vėliau, sudegė ir pasitraukė ir dabar turbūt, kad artėju prie kažkokių tikrų dalykų. Ketvirtas klausimas. Apie tėvystės mokyklą. Sako, keliauji su vaikais, leidi laiką su vaikais. Ko tavo vaikai tave išmokė apie buvimą čia ir dabar? Ko nepavyko išmokti jokiose lyderystės seminaruose ar darbuose su aukščiausio lygio vadovais? Vaikai į mano gyvenimą atėjo pakankamai brandžiam mano gyvenimo etapė. Tai man nebuvo 20, man buvo jau 30 su viršum. Aš buvau pasiruošęs. Kažkuria prasme, bent jau aš galvojau, kad buvau pasiruošęs vaikams. Tikrai, pradžioje, kai žmona laukėsi, tikrai nebuvau vienas iš tų tėvų, kuris sako, wow, ten glosto pilvą, gulvin. Aš laukiau vaikų, bet aš laukiau, kada bus tas momentas, kada aš pajausiu. Ir aš labai pergyvenau, kas bus, jeigu aš nepajausiu ryšio su šita maža gyvybė, kuri tuoj ateis į mano gyvenimą. Įdomu tai, kad momentas ryšys su mano pirmoju sūnum įvyko būtent gimimo akimirką. Kai jisai gimė, jį paguldė žmoną ant pilvo ir staiga toks įdomus momentas, magistratūrą studijuojant, mokytojai mokino tokį dalyką, kad yra tam tikri failai žmogaus viduje, kurie tarsi išsiarchivuoja būtent tada, kai žmogus yra
tikroji situacijai. Ir man tėvystė, būtent tas failas tėvystė, kuriame buvo instinktai, meilė, ryšys, suvokimas, kaip pasaulis keičiasi, išsiarchyvavo būtent va šitą gimimo momentu. Ir aš taiga pamačiau savo pirmąjį sūnų ir per 0,0000 sekundžių aš taiga viską supratau. Supratau, kas yra šitas vaikas man, kas aš esu jam. Iškart supratau, kaip pasikeis mano gyvenimas ir tas pokytis man asmeniškai buvo lengvas, nes tai buvo taip natūralu, tai buvo tokiam biologiniam lygyje pokytis įvyko, kad aš praktiškai atsisakiau visko in a heartbeat. Pasilikau vos kelias linijas, kurias aptarnavau savo dėmesiu ir energiją. Ko vaikai mane išmokino, aš pasakysiu taip. Vaikai vis dar mokina. Bet vieną dalyką, ką aš labiausiai mokinuosi ir kas iš tikrųjų turbūt šitam laike chaoso, greičio, žinių perteklinių žinių iš vis fucking crazy. Perteklinių žinių. Kas yra sunkiausia, kai tu būni su vaikais, tai yra būti su jais. Tai yra tiesiog būti su jais. Jie ateina ir su jais reikia būti. Ne jūs ten kažkur, o aš čia kažką, bet būti su jais. Gabor Mate, garsus labai Kanados traumos psichologas, filosofas, jisai, vienas sakinys labai man padarė didelį įtaką. Jisai sako, be present. Būk šitoj akimirkoj su jais, su vaikais ir to užteks, tu tiesiog nusileisk ir pabūk kartu su jais. Padovanok savo buvimą kartu su jais. Tai pakeitė iš esmės santykius ir vis dar keičia. Šiaip vaikai mokina ir kantrybės. Bet labiausiai, ko aš mokinuosi, ko aš labiausiai nenoriu, būdamas su savo sūnumis, tai aš nenoriu jiems primesti savo valios. Aš nenoriu jiems tokį vaikai, žinai, sėdėk, klausyk, nešauk, nerėk. Va ta tokia baisi kontrolė, kuri uždaro vaiko pasaulį. Nes gal kartais mes kaip tėvai tiesiog kertam. Mažas iniciatyvas, kurie jie mums bando parodyti, mes kertam. Ir staiga vaikai užauga ir mes klausiam, tai kuo tu nori būti? O vaiką tu kapoji visą gyvenimą, kad jis ten nekalbėk, neimk, neliesk. Supranti? Ir jis staiga tampa toks krupčiantis. Ir tada mes stebimės, kaip čia vaikas mūsų nesavarankiškas. Blet, tai tu jam kažkaip tai suteikiai savarankiškumą. Tai va šiandien dienai buvo toks momentas, trumpai papasakosiu. Vaikai mano gaminosi vakarienę patys. Kas turi vaikų, mane supras. Sumuštinius tepa, kečupas skraido, Lidlo sūris ten, žodžiu, belenkas. Tada jaunesnysis sūnus daro vandenį, tas vanduo užbėga, ten paskandina vieną sumuštinį. Ir aš matau tą ir mano pirmoji reakcija tokia, žinai, ten, žinai, vaidinį išjung, va taip norėtųsi pasakyti, bet aš kažkaip jau, aš tiesiog sakau, viduj savo, čia viskas mano viduj vyksta, sakau, ramiai, leistų jiems, kad tu čia jiems nori vadovauti, leistų vaikams tiesiog būti, leisk vaikams pasidaryti sumuštinius, kokios tavo problemos, neturi ko užsiimti. Ir aš taip pat, ir aš žiūrėdamas į juos, aš taip pamačiau, šitie maži žmonės tiesiog fantastiškai leidžia laiką. Ir aš po to tos sumuštinius iškepiau ir tai buvo kažkas tokio įspūdingo, bet vėl mes kalbam apie savo tos ištisinės tokius ilgus nagus, kurie nori valdyti, kontroliuoti ir sustatyti taip, kaip turi būti. Wow. Nu ir gerai, 5. Paskutinis klausimas apie tavo šventovę kabutėse.
Kiekvienas turime vietą ar būseną, kurioje jaučiame saugiausi. Ar tai sauna po ilgo pasniko, ar ežero pakrantė, ar tiesiog tyla savo kambaryje. Papasakok mums apie tą vietą, iš kurios gimsta tavo mintis. Šiandien dienai, tai pasakysiu taip, man geriausios mintis gimsta tarp veiksmo. Ką aš turiu omenyje? Pavyzdžiui, susikraunu sportą ir važiuoju į sportą. Ir pakeliui važiuojant iš taško A į tašką B, staiga man generuojasi mintis, ką galėčiau padaryti. Tai dabar jau turiu įsigudrinęs Gemini palieku voice'ą. Angliškai, nes lietuviškai kažkaip neina gaudytis, bet angliškai palieku voice'ą. Skau, žiūrėk. Toks momentas, prisimink, mes vėliau apie tai pakalbėsim. Sportas, aš 4 metus nerealiai užsiminėjau bėgimu. Nerealiai, ta prasme, nerealiai. Dabar dėl tam tikrų traumų nebegaliu bėgti tiek, bet bėgimas yra mano tiesiog, tai yra mano. Galėsiu kada parodyti ir papasakoti daugiau, čia tokia mano maža aistra. Tai bėgant įsijungia automatika, kvėpavimas, ritmika, tai yra viena iš nuostabiausių vietų mano slėptuvių. Man iš vis atrodo, sporto salės yra tokios intravertų būdas pabūti tarp žmonių, bet kartu niekas nieko nekalbina ir visi užsiema savo reikalais su ausinėm. Tai kai aš pasilgstu pabūti tarp žmonių, sportas yra mano vieta, kur aš varau pabūti ramiai. Aš užsidedu ausinės ir tada, čia visi kartu, bet kartu visi individualiai daro savo, nerealu. Ir aišku, šiandien dienai vakarinės ramybės būsenos, vakarinės meditacijos, tai tiesiog sustabdymas visko ir atsisėdimas ir pagalvojimas, ką aš šiandien gero nuveikiau. Mano atveju šitas, ką aš gero nuveikiau, tai būna, aš prisimenu, už ką aš noriu padėkoti. Tai yra mano būdas, kaip aš užbaigiu dienas. O koks tavo būdas? Kaip tu užbaigi savo dienas? Parašyk komentaruose. Taigi, jeigu vis dar klausai, amazing, ačiū tau. O aš einu redaguoti video ir pasimatysim kitoj laidoj. Iki.